Kvėpuoti svarbiausia, gerai? Bet jeigu jau būna tas konfliktas, tai dažniausiai būna, kad mūsų nuomonės nesutampa. Mus pažemina taip tos jaunesnius, kad mes čia tokie, kad čia nesuprantam mes čia. Netinka nupirkta bandelė arba didelis konfliktas, bet jausmas tai po abiejų barnių toks pat. Galvočiau aš, kad kažkas jau tikrai negerai. O tu kai pajunti, kad visai gerai ta mama patarė, tu jai pasakai? Nu gerai, aš šiandien nesimaišau po kojom, mes visi tyliai ramiai būnam čia. Ar čia šitoje vietoje ir baigėsi konfliktai? Gal tu turi instrukciją? Labas. Aš Jurga. Upės merginų ir mamų akademijos UMA mama. Ir šiandien čia, kaip ir kiekvieną kartą, mes su geriausiamis Lietuvos paauglystės ekspertėmis dovanojame instrukcijas jums, mielos mamos, tam, kad gyventi su paauglėjančia dukra jums būtų lengviau. Ir šiandien su manimi čia geriausios ekspertės. Aušra. Sveiki. Ir Elina. Sveiki. Ir šiandien mes kalbame labai rimtą temą apie konfliktus. Tai merginos, kad nesusimuštume iš karto, gal pradėkim nuo susipažinimo. Ir aš prašysiu jūsų, kad susipažintume labai paprastai. Čia prieš mus ant stalo guli klausimai. Iš 108 klausimų kaladės. Būkit geros, traukit klausimą ir kiek įmanoma nuoširdžiau jį atsakykit. Kokią dovaną norėtum gauti dabar? Kodėl? Šitą klausimą visai nesenai aptariau su viena iš UMA mentorių Migle. Tai mes tiesiog diskutavom labai giliai ir galvojom, ko norėčiau. Ir jinai išvardino porą, bet aš sakau ne. Aš noriu ramybės, nes su ramybė ateina viskas. Ramuma yra ramuma, jos nenusipirksim už jokius pinigus, už nieką. Tiesiog, kai yra ramybė, yra viskas. Geras, ačiū labai. Elina, pasiruošęs? Jo. Trauk klausimą. Jei per ateinančias 15 minučių turėtum išleisti 1 milijoną, ką už jį įsigytum? O Dieve, kaip paprasta. Gerai. Važiuojam. Aš tikriausiai nupirkčiau mano broliui naują motociklą, kokį jis svajotų gimtadienio proga. Tada savo tėvams ir man, šeimai suplanuočiau gerą kelionę, kurią labai norėtume. Savo ateičiai nusipirkčiau mašiną arba jau motociklą, kai vėliau išlaikyčiau teisės. Tada nežinau, ką dar. Kiek jau čia išleidai? Nežinau. Dar nežinau, bet dar gali būti kas nors. Reikia pagalvoti. Nežinau, nupirkčiau, gal nenupirkčiau, padėčiau gal savo kai kuriems draugams, kurie netokie pasiturintys, turiu tokius kelius. Tai jų norą išpildyčiau, pavyzdžiui, kurie nėra buvo kitoj šalyje ar kažką tokio, tai sakyčiau, aš jums sumokėsiu iš kelionės visai šeimai. Taip, nežinau, faina būtų man. O mamai, nupirktum ką nors? Tik mamai? Tik mamai. Manau, nupirkčiau. Aš labai norėčiau, kad jin turėtų, kaip čia pasakius, tokią naują mašiną. Aišku, jau man pinigų labai nedaug liko, bet manau, kokią raudoną paimčiau, kad vasarą taip atsidarytų savo langus, tik sėdėtų tokiam. Tai manau, mašiną į ten tokią nupirkčiau, kad tokia važiuotų tokia, kaip taip pasakius, krūta. Labai gerai. Ačiū. Dovanos ir ramybė yra nuostabu, bet konfliktai, jie su mumis turbūt kiekvieną dieną. Ir žmonės paprastai sako, nėra namų be dūmų. Aš galvoju, gal yra? Vis tiek kažkiek dūmų, vis tiek kažkada bus.
turi kažkas vykti. Vis tiek, aš manau, jeigu ir tų konfliktų ir vis laik nebūtų, tai kažkaip, net nežinau, galvočiau aš, kad kažkas jau tikrai negerai. Galvoju, jau kažką laikos, jau kaip ateis, tai visas namas jau užsidegs. Tai aš tokia galvoju, geriau jau pabiški ir taip ramiai būtų, negu viską laiko. Nu, arba nieko nebūna, bet aš taip galvoju, o ne, kažkas ne taip. Kaip ateis kažkada, išsisakysi viską, bus blogai. Tai manau, kad gerai kartais, kad pabiški taip, pabiški jo yra dūmų. Kaip smalsu. Iš tikrųjų, juk galima užuot patekusi didelę audrą arba tornadą, šiek tiek susirinkti lietaus lašų karts nuo karto. Man patinka. O ką tu manai? Manau, dabar taip susimaščiau, labai pritariu Elinai, nes namų be dūmų aš irgi neįsivaizduoju. Nes dažnai dienos būna įtemptos, o šiais laikais tuo labiau ir dvigubai kartais, tai visi grįžtam su savais rūpesčiais, su skirtingom nuomonėm, su pavargusiom mintim ir tada, kurį čia dabar užkabinus. Tai dažniausiai būna taip, bet kartais tikrai būna dienų, kada atrodo tie kaminai nerūksta, kada atrodo diena graži diena, be pykčių, visi sutarėm ir tada, viskas okei čia. Štat jūs kalbat ir aš prisimenu savo paauglystę, kuomet būdavau pasiryžus nuslėpti bet ką, kad tik prie stalo būtų ramybė, džiaugsmas, visi gražiai plepėtų, kalbėtų apie kažką nedidelio ir jaukaus. Gerai, susivienodinkim žodynus. Gerai? Tai konfliktas. Konfliktas su mama. Galima taip aštriai paimti. Gerai? Kas vyksta tada tavo galvoje? Gal koks nors, taip čia pasakius, nesutarimas, kuris galbūt laikėsi kažkiek, arba sužinojo ir tai konfliktas kaip, neramiai viskas susieina. Bent jau iš mano pusės, aš manau, taip. Viena varo, kita varo. Kartais ir gerai taip gaunas. Viena pavaro, taip ramiai kita. Arba kita ramiai, tada kita pavaro. Čia kaip kada, žiūrim kokia situacija. Tai nežinau. Man konfliktas yra, kai jau varom, išvarom viską ir tada taip ramiai. Taip. Kai sakai varom, tai varom, kalbam. Tai kaip kada kalbam, kartais ir rėkiam. Gerai, garsiai kalbat. Gerai, o man konfliktas su mama. Labai retai mes su mama konfliktuojam, nors ir kaip keistai skamba, bet jeigu jau būna tas konfliktas, tai dažniausiai būna, kad mūsų nuomonės nesutampa. Jeigu dažnai mergina ir mama būna panašios, tai mes su mama esam tikrai labai skirtingos. Iš tikrųjų, su mama nekonfliktuojam vien dėl to, nes manęs namuose beveik net nebūna. Aš būnu visur veiklose, dažniausiai mūsų konfliktai ir būna vien dėl to, nes manęs nėra namuose, mama yra namuose ir tada, o tai kaip, o tai kur aš, o tai kaip namai, tai tada dažniausiai mes susikonfliktuojam, bet, išeinam vis tiek į gerą, kad aš einu toliau, o mama būna namuose. Gerai, tai aš ką girdžiu, kad reikia sumažinti viską, padalinti gabaliukais ir taip paprasčiau. Dar girdžiu, kad reikia nebūti kartu tiesiog, ar ne, ir nekonfliktuoji. Tai ką daryti šeimoms per Velykas arba Kalėdas? Ne, tai tada ta diena ir būna tokia graži, kada namai be dūmų būna ir visi gražus, pasitempę, visi faini ir laimingi. Tai. Duok Dieve kiekvieniems namams. Tokias Velykas arba Kalėdas. Pasitikrinkim, kaip prasideda konfliktas. Nebūtinai net pas jūs, ar ne? Juk turite draugių, kalbatės, dažnai kalbatės apie tai, kas jums nepatinka šiame gyvenime. Taip atsisakau tikėti, kad susitinka paauglės ir sako, žinai, oras toks nuostabus ir gyvenimas toks fantastiškas ir visi tokie geri. Kur prasideda, koks yra aplamai konfliktų namuose pradmuo? Kada jie nutinka?
gal galim išskirti punktais, dėl ko yra konfliktuojama, dėl ko baramasi namuose su mamomis. Būna tokie kartai, kai čia vat ir su draugais arba ir namie, taip, kad prigauni didelį melą. Didelį melą būna ir pas mane irgi drauguose, aš prigaunu vieną draugę. Jeigu žiūrėtų, aš garsiai nesakysiu. Gerai. Bet aš su draugė kita labai prigaunam, kaip jį meluoja. Ir mums taip tiesiog, nes aš jaučiu, aš su ja pakalbu, tada jinai eina pas draugę viską pasako. Tada jį pakalba, man viską pasako. Ir taip, o mes geras draugės esam. Ir mes apie tai sužinojom ir mes tokios, o ne, čia, kažkas ne taip. Ir tada šiaip būna, kad pameluoja, kad ten tas, kad išvengti, bet vėliau vis tiek sužinai, kaip kas yra. Namie irgi būna ten kažką mėgini, kad ir aš, pavyzdžiui, mėginu kažką užslėpti, bet vis tiek kažkada sužino tėvai ar mama. Tikrai? Ne visada. Bet tėvams irgi tai būna. Vieną pasako, bet vėliau taip sužinau, kad nebuvo taip ir aš tokia sakau, o kaip čia dabar taip? Galvojau čia vienaip, o dabar kitaip. Tai irgi būna dėl melo, kartais konfliktai. Gerai, dėl melo, punktas. Dėl ko dar? Dėl nuomonės nesutarimo dažniausiai. Dar būna tiesiog dėl nuovargio, nes grįžti ir tada tu, davai, dabar šiandien reikia ant kažko išsiliet. Dažniausiai tai būna tėvai ant dukrų ar sūnų, ant vaikų paprasčiausiai. Ir tada toks, gerai, aš šiandien nesimaišau po kojom, mes visi tyliai ramiai būnam čia. Bet dažniausiai tai taip, dėl nuomonės nesutarimo ir tiesiog susipykstam. Aha. Ir labai susipykstam. Labai susipykstam. Tai dėl ko reikia taip nesutarti, kad reiktų susipykti? Priklauso nuo dienos ir nuotaikos. Kartais tiesiog netinka nupirkta bandelė, o kartais būna didelis konfliktas. Bet žiūrėk, aš ką girdžiu, netinka nupirkta bandelė arba didelis konfliktas, bet jausmas tai po abiejų barnių toks pat. Taip, bet tada neatsiprašai, padėkoju už tą bandelę ir tada tu džiaugiesi, vis tiek ačiū, kad nupirkai. Išsiaiškini. Gerai, dar turim punktų. Ar čia šitoje vietoje ir baigėsi konfliktai? Dėl melo ir dėl bandelių. Dabar vietoj taip nesugalvosi, būna, bet skirtingai, nežinau, dabar vietoj nesugalvosi. O dėl drabužių? Dėl drabužių irgi būna, aš vieną noriu sėdėti, sakau, mama labai gražiai šitaip atrodo, sako, taigi netinka, dabar užsidėk kokią suknelę dabar. Aš tokia, nenoriu suknelę, sako, šventė, užsidėk suknelę, aš tokia. Ir gerai. Bet vis tiek pėdkelnių neužsidėjau ir koinės ilgas užsidėjau tokia. Aš va šitaip sako, o kur pėdkelnė? Sakau, nenoriu pėdkelnių. Tai irgi būna ten. Nes mūsų stiliai rūbų labai skiriasi. Aš vienaip noriu labai rengtis, o mama sako, taigi tau taip gražiai tinka vienas. O aš sakau, čia jau mano sena mada, taip galvoju. O tai kiek kartų per metus reikėtų paklausyti mamos ir apsirengti taip, kaip jį prašo? Gal nereikėtų? Žiūrint, kartais į kokią vietą važiuoju. Aš vienaip noriu apsirengti, bet vėliau taip pagalvoju, gal ir gerai, kad taip pasakė, taip labiau susieini su žmonėmis, arba jį į temą taip įeini. Tai nežinau, kartais ir gerai paklausyti, o kartais aš apsirengiu, kaip tėvai nori, ar mama, ir vėliau aš taip negerai jaučiuosi, taip nesijaučiu savimi. Bet kartais kaip tik džiaugiuosi, kad ištraukiau seną suknelį iš spintos ir užsidėjau. Tai irgi. O man dar žinai, kas labai įdomu, o tu kai pajunti, kad, visai gerai ta mama patarė, tu jai pasakai? Jo, kaip kada. Aš kartais nenoriu priimti to, kad, blemba, reikėjo gal sutikti. Arba vėliau savo įsirinku, bet taip tada galvoju, gal mamos reikėjo paklausyti. Bet dažniausiai man patinka, kaip aš apsirengiu. Geras. Labai gerai. Dažniausiai dėl rūbų pykstamės, tai nesirenk suknelę, sušalsi. Tai dažniausiai būna šitaip. O daugiau tai kažkaip
aš dažniau mamai sakau dėl rūbų negu man mama. Tiesiog pas mus taip gaunasi, kad, nu, būna ten kartais mama pasako, nesirenk, taigi kaip tu atrodai, eini ten, kažkur tai, kur turi solidžiau apsirengti, ten pilvas tavo matosi, ten per trumpą maikutę, dar kažką. Bet šiaip dažniausiai tai mama nekreipia mane, nekreipia dėmesio, jinai, kaip, renkis kaip nori, tik žino, kad tau bus patogu ir, tu taip atrodysi, o ne aš tai. Kai renkamės rūbus, dažniausiai net mama nevažiuoja kartu su manimi, tiesiog sako, pirkis, kas tau patogu. Tai dažniau aš mamai sakau, mama, kažką, gražaus. Taip dažniausiai, atvirkščiai pas mane. Gerai. Rūbai kaip rūbai. O auskarai? Aš dabar pasidariau naują auskarą. Bet aš pirmiau norėjau pasidaryti bambos auskarą. Taip mamai sakau, mama, gimtadienio proga, duok man leidimą, gali nesumokėti, duok man leidimą pasidaryti auskarą. Mama sako, kokią auskarą? Sakau, į bambą noriu, žinai, vasarą ateina, taip smaudimuku, kad gražiai taip atrodytų, sako, tada pradeda pasakoti, kaip jos sesė, kaip ten kas buvo, aš tokia pagalvoju, tokia, gal ir nereik, vasarai dabar gal kliudys, sako, mama tada, bet tu gali darytis auskarą į antakę. O aš tokia galvoju, čia buvo mano antras variantas, tokia galvoju, tokia padėkoju labai mamai, nes galvoju, iš viso neleis tokia auskarą, galvos tu, Bet kai mama pasakė, kad galiu, aš taip džiaugiausi. Iškart pradėjau rašyti ten tokią studiją, kad užsirašyti ir aš taip džiaugiausi. Tai va dabar pasidariau auskarą. Ir džiaugiausi, kad į bambą nepasidariau, nes mano draugai irgi ten sakė, kad tai buvo problema, kad tai išrovė bambą, tai aš galvoju, Gerai, kad mamos paklausiau ir man antakis dabar labai patinka. O Dieve mano, iš tavo lūpų į Dievo ausį. Tikrai džiaugiuosi, kad mamos paklausiau. Dabar turbūt mamos ploja, klausydamas. O klausyk, dėl auskarų. Gal tu gali man duoti kokias 3 priežastis, kodėl neverta vertis auskarų iš tikrųjų? Kodėl neverta vertis? Nu, žiūrim kur. Pavyzdžiui, man labai skausmingai atrodo va čia auskaras. Aha. Nu, aš galvoju, man čia jau kai darė, tai suoda, tai taip kišo. Tai nebuvo labai malonu. Nu, ne visai. Nu, taip, nežinau. Bet dar, manau, yra tokie auskarai, kur, pavyzdžiui, kur žinai, kad gali labai užsikabinti arba nurauti. Nes aš žinau, man buvo labai pasakoja, kur yra va čia va ant ausies, toks, nu, kur yra toks kaip pagalys. Ir aš taip pati pagalvojus, manau, tu labai, kai turi plaukus ilgesnius, suprasčiau labai trumpi plaukai, tai čia nieko. Bet kai turi ilgesnius plaukus, tau gali ir užsikabinti į vidų, nes plus kaip pradžioj tu auskarą pasidarai, tu turi valyti viską. Tai irgi problema. Arba ausinės užsidedi ir tu, aš taip pagalvoju, kol gijimas yra, tau taip skaudėtų. Bet šiaip auskarai, aš manau, verta darytis, ką tu turi prarasti. Nu, žiūrint, aišku, ir kokie auskarai, nu, jeigu ten labai jau kokie nors, nu, bet, nežinau, auskarus yra faina darytis, taip. Jeigu tau patinka, jeigu tu taip geriau jautiesi, taip, tai tada, manau, ir jeigu turi išmintingą mamą ir eini pas išmintingą specialistą, gerai, girdžiau. Pas mamą reikia dar pasiteirauti. Tu labai šypsais. Ką turi mums papasakot? Kažkaip šitoj vietoj, tai aš tokia lieku prie to, kad aš nepernešu labai skausmo, tai aš turiu tik tais čia vienus auskarus ir man tai yra labai skausminga ir labai ilga istorija su šitais auskarais, tai net man mama sakė, tu gal jų nebesiverk, nes, niekaip nepavyks tau, tiesiog, tau skaudės, tau vėl užpuliuos ir vėl bus tas pats. Bet dabar aš jau, skaitykim, 6 metai vaikštau su labai puikiai užgysiam ausim ir pavykusiu variantu, bet iš 6 karto. Tai, bet pavyko ir aš džiaugiuosi, kad tą kartą mamos nepaklausiau. Gerai, aš jaučiu, kad su auskarais čia jokių konfliktų iš tikrųjų ir nėra. O kaip su mokslais?
Ta tyla. Tyla. Dabar kadangi yra atnaujintos programos, kitaip pavadinus pasunkintos programos, dabar ten labai sunku, nes aš mokinos, ką ir mano brolis mokinas, 10-okas. Tai mano tėtis kartais būna, net nesupranta, aš jam parodau fizikos užduotį ir matematikos, jis pats sėdi taip, nesupranta, sako, tai eik pas brolį. Nueinu pas brolį, sako, gali padėti, sako, žaidžiu, eik pas tėtį. Aš tokia, okei. Tai dėl to mano tėvai kartais nereikalauja dabar iš kokios matematikos, fizikos, tokių sunkesnių gauti didelis pažymis, bet, pavyzdžiui, iš anglų, jeigu gaučiau kokį, nežinau, žemesnį pažymį, nes man labai gerai sekas, tai jau būtų negerai, bet šiaip mano tėvai supranta, kai ateina prie pažymių, čia yra ramu. Gerai, bet yra mamų, kurios sako savo dukrom, gali daryti, ką nori, eiti kur nori, svarbu, kad gerai mokytumės. Ar turi tokioms mamoms patarimą? Net nežinau, jo, kad irgi būna, kad sustabdo, sako, tu turi mokintis, nes tu blogai parašysi, bet jeigu vaikui tai sekasi ir žino, kad jis gerai parašys, tai aš manau, jam reikia duoti laisvę, bet jis vėliau, kad jeigu blogai parašytų kažką, kad suprastų, kad gal ir reikėjo likti namie, pasimokinti, jeigu aš ant to, man nesiseka, bet šiaip aš manau, jo duoti tą laisvę, svarbu teigiamas. Svarbu teigiamas, aha. Ne, pas mus taip nėra, kad svarbu teigiamas. Pas mus yra truputį griežčiau su mokslais, bet nėra per daug. Aš turiu laisvę, turiu savo pasirinkimą, savo sprendimą, nes, kaip ir Elina sakė, aš žinau pasiekmes. Jeigu aš tikrai nepasėdėsiu ir nepasimokysiu, žinau, kad bus tas teigiamas, bet ar tikrai tas, kuris tenkins mano mamą ir mane, nebežinau. Tai aš lieku prie to, kad tiesiog mes su mama, aišku, būna, o tai už ką tau tas 4? Ten tų 4 per pusmetį gal 1, 2 ir te būna, bet, tada jau mama tokia, tai ką čia padarėjai? Ir aš tokia, taip gavosi šiandien, tiesiog ne ta diena. Ir tada tu tokia, aš atsiprašau, aš pasimokysiu, tik mane išleisk toliau eiti kitur. Būna taip, kad, kaip ir Elina sakė, jeigu tu nepasimokysi, tada tu sėdėsi ir mokysies. O aš tada, bet mama, aš turiu kitų veiklų, aš turiu savanorystę, turiu dar kažką, kas mane labiau domina. Ir galbūt tiesiog man ta tema nepatiko, aš tiesiog nesimokiau jos, nes tai man buvo neįdomi ir nusprendžiau, kad, geriau gausiu 4, bet eisiu kažkur kitur, kur man įdomu. Mes, aišku, pasipykstam, aišku, kartais pyksta neišleidžia, ten pasako, bet, vis tiek išeinu, kažkaip vis tiek atsileidžia mama. Gerai. O kas erzina suaugusių elgesį? Kas mane erzina? Taip. Aš tiksliai žinau, kas mane erzina paauglių elgesį. Bet kas jūs erzina suaugusių? Mane, pavyzdžiui, erzina, čia aš kalbu, ne apie tėvus, bet aš šiaip kalbu apie suaugusius. Kartais būna ypač mokytojai, labai jie save paaukština ir vaikus nuvertina. Ir būna, kad aš čia vyresnis, tu dabar klausaisi ir man neįdomu ten tavo nuomonė, aš čia vyresnis. Aš tokia galvoju, bet aš irgi žmogus, aš noriu savo nuomonę išsisakyti. Čia ypač mokytis būna, kad neklauso, kad nenori tavęs išklausyti. Ir aš tai galvoju, bet argi jis irgi nebuvot paauglys, irgi nenorėt pasakyti. Dabar aš prieičiau prie vaiko, taip sakyčiau, dabar tu tyli, nieko nesakai, aš vyresnė, aš ją sakau, tai irgi čia, aš irgi gyvavau dar mažesnė. Ir taip aš irgi pagalvočiau, bet aš irgi savo nuomonę turiu. Tai man labai nepatinka, kad kartais savi, taip mus pažemina, taip tos jaunesnius, kad mes čia tokie, kad čia nesuprantam mes čia. Bet mes viską suprantam. Viską. Dažniausiai taip. Dėl ko erzina suaugę žmonės? Įdomus klausimas, labai ilgai mąsčiau, net negirdėjau labai, ką Elina sakė, tiesiog savo mintyse. Tai irgi tas, kad, tu esi žemiau, tu geriau nusileis suaugusiam ir patylėk,
bet tu nesiginčyk, tu nelgisk į akis. Tai šitas pasakymas jis mane kaip tik nupurto ir tada aš tokia, bet tai pala, aš irgi toks pats žmogus, aš irgi turiu tą pačią nuomonę ir aš irgi noriu pasakyti, aš irgi noriu nesutikti, paprieštarauti. Ir tada, bet reikia patylėti ir tas toks sakyt ar nesakyt. Na ir tu įkvepi tada ir jeigu matai, kad tas žmogus, jau tu prieš jį nieko nepadarysi, gerai, sakyk ir turėk savo nuomonę, bet aš turiu savo nuomonę ir aš tiesiog pasakysiu tam, kuris mane supras. Tai labiausiai tas nesupratimas ir tas nužeminimas, kad tu esi žemiau, aš esu aukščiau. Jeigu kalbant apie tėvus, tai būtų tas, kad mano tėvai nepritaikau savo tėvam, aš savo tėvus myliu, gerbiu, jie mane irgi myli, žinau ir pyksta už tai, bet tas, kad pavyzdžiui, aš noriu kažkur būti, aš noriu kažkur išvažiuoti, kažkur patostogauti, su kažkuo vakare pasibastyti ir, taigi neik, ta prasme, tas perdėtas rūpestis jau tada, tu neik, kažkas nutiks, kažkas tai bus, kažkas tai, žodžiu, tiesiog, kad kažkas. Ir tas toks, bet tai palaukit, jūs irgi norėjot, jūs irgi ėjot ir darėt ir jūsų tėvai tą patį sakė. Ir tada, gerai. Aš suprantu, kad jūs manim rūpinatės, bet aš noriu. Ir tada toks, kad per daug. Gerai, rūpestis yra ir rūpestis turi būti, bet kad per daug, ne. Jo, aš irgi dadėt noriu, kad irgi, nes, jeigu neleidžia, išsibastyti taip, tai tu nežinosi niekaip. Ir taip, lemba, draugai varėm, taip linksmai atrodėm, o aš to nesužinojau, arba kaip tik, labai blogai gavos. Ir tai taip galvoju, bet aš to niekad nepatirsiu, aš nežinosiu, ką kitiems patarti, pavyzdžiui, tokiai situacijoje. Ir irgi, taip, kad taip neišleidžia kartais, gerai, suprantu jo ten, kartais ir gerai, kad neišleidžia, bet kartais taip norisi, išsibastyti. Taip. Geras žodis parinktas. Išsibastyti. Gerai. Aš dar labai norėjau, dabar jau turiu daug klausimų, bet mes turime mažai laiko, todėl galvoju, kad visus savo klausimus aš pasidėsiu kitam kartui. O dabar yra laikas, jūsų laikas, kada į kamerą instrukcija Lietuvos mamoms. Gerai? Pasiruošus? Apie kurią temą? Tiesiog žerk. Tiesiog. Tiesiog, jeigu turi dukrų, mylėkit jas. Tiesiog būkit su juom, būkit atviros, apkabinkit, prieikit, skirkit dėmesio ir laiko. Tiesiog kartais užtenka to, kad tu prieini, apkabini, pabūni ir nieko nesakai. Joms tai yra labai daug. Tada. Pasiruošus? Taip. Važiuojam. Pas mane būtų, kad pasitikėti savo dukromis, jas ir išklausyti irgi taip ir suprasi, pavyzdžiui, nenuotaikoj ten netyčia taip ten pavadino kaip nors, kad suprastų, gal ji nenuotaikai buvo, gal aš ją ramiai paliksiu, kad ne visada reikia klysti, kad, tiesiog suprasi, pavyzdžiui, bloga diena, kad nori viena pabūti, kokių ledų nori suvalgyti, pasidėti, o kartais kaip tik norisi taip su mama pabūti, reikia paklausti, kaip tu šiandien sekėsi, kas mokykloje įvyko, tokie irgi klausimai dadeda į geresnius santykius su mama, irgi taip, manau. Mielos mamos, mielos dukros, nes tikiu, kad stebit ir tos. Pasaulyje maži dalykai yra labai labai svarbus. Kartais šiltas žodis, kartais šiltas žvilgsnis. Kartais tiesiog paprastas klausimas, kaip tau sekasi, gali pakeisti visos dienos nuotaiką ir žiūrėkit, gal šiandien nereikės bartis. Susitiksime kitą kartą ir kaip visada kalbinsim geriausias Lietuvos paauglystės ekspertes, mūsų paauglės. O kol kas, iki. Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar... Pamas, ką? Man dabar atleidžiamas.